Dabar labai madingas neigiamas požiūris į pavadinimą bosas. Labai madinga būti lyderiu antibosu. Socialiniuose tinkluose, ypač LinkedIn'e, paplito įvairių vadovų įrašai pareiškimai apie tai, kad jie nėra jokie bosai, o jie komandininkai, komandų žaidėjai, jie lyderiai ir taip toliau. Taip pat gana populiaru dalintis įvairiomis iliustracijomis, karikatūromis apie blogus bosus ir gerus lyderius. Tačiau ar toks antibosizmas nėra paprasčiausias pataikavimas žmonių silpnybėms, užmirštant pagrindinį vadovo uždavinį? Tai yra pasiekti jam iškeltus tikslus. Šiandieninėje laidoje su savo svečiu pasikalbėsiu apie žodžio bosas kilmę, jo reikšmę ir apie naujasias šio žodžio demonizavimo tendencijas. Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Sveiki, tinklalaidės klausytojai. Pas jūs ausinėse vėl aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerijus Jasinavičius. Jūs klausotės 39-ojo tinklalaidės epizodo. Aš manau, kad atėjo pats laikas grąžinti žodžiui bosas gerą vardą. Šiandien vėl svečiuose turiu svečią ir žmogų, kuris, kartais mes pasijuokėm, kad aš užsiminėjau kietais dalykais, žmogus sakė, kieti dalykai netaip svarbu minkšti. Bet aš manau, mes puikiai būtų sutarėm, kad ir minkšti, ir kiti dalykai yra organizacijose labai svarbus. Sakykime taip, dabar aš skolą atgaunu iš savo svečio, nes prieš kokius 5 metus mane buvo pasikvietęs į savo podcastą, video laidą. Šiandien pas mane svečiuose Saulius Jovaišas ir aš tikiuosi, Saulius pats prisistatys, papasakos, kaip jisai save pristato, kas jis toks yra. Aišku, mes daugelis iš jūsų turi įsivaizdavimą, kas jis toks, bet dažnai išorinis įsivaizdavimas nebūtinai yra tas, kaip mes patys save matome. Ir šiandien su Saulium pasišnekėsime labai įdomią temą, man bent jau įdomią temą apie bosus. Ir ar tikrai bosas kaip terminas yra labai blogas terminas ir apie tą vadovą ir panašiai, nes man visada ta tema trigerina, visi sako, žodis bosas, pavadinimas bosas yra blogai. Aš nemanau, kad tai yra blogai ir kas geriau apie tai galėtų papasakot, jeigu ne netgi laidos ir knygos Boso valanda autorius Saulius Jovaišas. Tai Sauliau, labas. Labas, Nerijau. Bet tai, mes šnekėjome apie varus pavardės ir taip išslysta. Kiekvieną kartą, aš manau, kad tavo brandas yra tavo vardas. Kažkuria prasme ne tik tai dėl to, kad tu atstovauji kaip absoliučiai top lyderis šitą apribojimų teorijos pritaikymo praktikoje ir panašiai, bet dar ir kaip tavo vardas. Tarsi tave vis pavadina ne taip, bet užtat labai gerai prisimena. Žinai, kaip būna. Šičiut. Ir aš manau, kad tame gali būti nauda. Taip, tai kaip ir su pačio pavardė, nes aš svečiuose turėjau savo klasioką Marių Jovaišą ir Sergejų Jovaišą, mes visi, ypač vyresnė karta, prisimenam iš krepšinio, tai vis tiek Jovaišas nėra taip jau labai standartinė arba įprasta daugelį ausiai pavardė. Gerai, tai kas tu toks? Jo, aš labai daug žmonių šito klausimu provokuodavau ir man patikdavo tas vaidmuo, kai aš galiu tavo užduoti tą klausimą, bet kada man jį užduoda tą klausimą, aš pasimetu taip pat kaip ir daugelis kitų. Bet šiaip aš save pozicionuoju kaip vadovų konsultantas ir net ne vadovavimo konsultantas. Kažkurio vienu momentu atėjo suvokimas, kad aš iš principo nemokau vadovauti arba neturiu atsakymus reikalingus efektyviam teisingam vadovavimui. Aš daugiau žinau klausimus, rizikas ir ką su jumis daryti būtent vadovo asmeniui, žmogui, kuris prisima šitą vaidmenį. Nes man atrodo, kad tai yra
profesija vadovo, jinai yra labai susiliejusi su asmenybė. Jinai nėra atskirta. Jeigu, tarkim, mes galim paimti, stalius, tai jis gali būti vardenis, pavardenis, stalius, profesionalus stalius. O vadovas, man yra kažkaip tas visas yra labai labai vientisa. Ir vardas pavardė, jo visa istorija, jo visi kompleksai, psichologinės būsenos, problemos, kurios išgyvena, laimėjimai, pergalės, santykiai ir panašiai. Visa tai yra apima tą vadovo vaidmenį ir vadovo profesiją. Tai aš kažkaip galvoju, kad mano turbūt darbas yra vis dėlto padėti vadovams būti toje vientisoje, integralioje profesijoje, maksimaliai efektyviems. Nes aš esu tikras, kad vadovai savo efektyvumą pasiekia per žmonės. Man kažkas sakė, žmonės, kurie irgi labiau mėgsta hardinius dalykus, kaip kad aš klausiu, tai ką jūs darote įmonėje, vadovų klausiu, reiškia, sako, mes vadovaujam procesams. Aš galvoju, pala. O tai kas tos procesus, reiškia, generuoja, kas tos procesus įgyvendina? Kas dirba procesuose? Kas dirba procesuose, jo. Tai žinai, vis tiek gaunasi, kad tai yra žmonės. Tai va, tai aš taip kažkaip tą pusę galvoju ir aš kada visiems labai, mes negalim būti opozicijoje, tarsi, žinai, tai ką tu darai ir tai ką aš darau. Mes negalim būti opozicijoje. Nes jeigu nėra tvarkomi, tobulinami, arba gerinami procesai, tai, kaip čia, teisingas darbas su žmonėm arba su savim, jisai neduos rezultatų. Lygiai taip pat, jeigu nėra teisingo darbo su žmonėm, nepaisant to, kad yra skiriama daug dėmesio procesų sutvarkymui, reiškia, rodikliams, duomenimis ir taip toliau, tai irgi nesuveiks ilgajame laikotarpyje. Tai gali stipriai pagerinti situaciją tam tikrų momentų, bet ilgajame laikotarpyje nesuveiks. Dėl to šitie dalykai yra labai integralūs. Tai aš kažkaip tuo ir užsiminėjau gyvenime kasdieną. Kadangi, kaip pats paminėjai, kad vadovo tavo asmenybė visas ir profesija susijusi su asmenybė, iš tikrųjų daugeliu smulkių ir vidutinio verslo savininkų ta pozicija vadovo, verslininko, ta profesija atsitiko neplanuotai, netikėtai. Taip tiesiog ėmė ir taip nutiko. Galbūt, didelėse korporacijose žmonės turi karjerą, ten mokosi, ruošiasi, kyla, o tokiam versle tu tiesiog vieną dieną ėmė ir tapai. Ir kaip ten kartais klausia, o tu diplomo neturi ir čia man vadovausi. Tai kas, kad neturiu, bet taip gyvenime susiklostė, kad tu atėjai pas mane dirbti, o ne aš pas tave. Taip, ir tada, tas, kai tu pakvietei mane pakalbėti apie boso sąvoką ir boso, tokioje situacijoje, būtent tokioje situacijoje, kada atsitiko tapti šeimininku verslo, atsitiko tapti verslo varikliu iš esmės, tai taip ir atsitinka, kad tada tu esi bosas. Ir aišku, kad taip, mes turime tą, kodėl taip yra natūralu, mes irgi pašnekėjom su tam prieš įrašą apie tai, kad šiaip žodis bosas įsikėlęs yra iš olandų kalbos, bent jau taip sako Google'as, ir tai yra olandiško žodžio bas, per 2a, vertinys per laiką atsiradęs Amerikoje, būtent iš to, kad pakankamai didelę įtaką Amerikos valstybės formavimui jo verslininkiškumo, kaip filosofijos, kaip buvimo būdo formavimas atėjo būtent iš olandų imigrantų, kurie atplaukė ir buvo šeimininkais. Tai yra steigėsi parduotuvėlės, manufaktūras ir taip toliau. Ir jie buvo šeimininkais. Ir tai bas buvo patogiau sakyti bos. Taip pat tas terminas lygiai taip pat mes turime būdų žinom, kad naudojamas iki šiol kariuomenėje ir tai yra armijoje, ypatingai Amerikos valstijų armijoje, tai yra visiškai normalus terminas. Tai naudojama korporacijose taip pat tas terminas. Bet aš manau, kad problema apskritai, jeigu neegzistuoja šitoje tai problema, žmonių galvose problema atsirado dėl to, kad po truputį terminas bosas buvo naudojamas kaip etiketė netinkamam vadovavimo būdui. Arba, sakykime, ne tai, kad netinkamam, bet tiesiog agresyvesniam vadovo elgesiui nebūtinai visada ten, kuris toks turėtų būti. Nes turbūt sutiks, reiškia, kad mes negalima sakyti, kad demokratiškas vadovas arba kažkoks, reiškia, liberalus labai vadovavimo stilius yra geresnis negu diktatoriškas stilius. Aš esu įsitikinęs negeresnis. Niekuo. Ir neblogesnis. Tiesiog problema atsiranda toje vietoje, kada yra supainiojami dalykai. Tai yra, kada reikia elgtis drąsiai, drastiškai, kartais agresyviai, ryžtingai, boss-like elgtis. Staiga, reiškia, dėl įtampos arba dėl tam tikrų psichologinių savo vidinių konstitucijų žmonės staiga pradeda atsitraukia,
nulaidžiauja, reiškia, deda į krūmus, arba pradeda žaisti demokratiją ten, kur jau per vėlu ją žaisti. Ir atvirkščiai, ten, kur reikia būti lankščiam, tartis, klausti nuomonės, išgirsti atsakymus, panašiai, staiga pukšt, užeina, reiškia, nervas, psichas ir pabunda pas tą vadovą tas bosiškas elgesys. Ir va čia iš tos susipainiojimo, man atrodo, ir kyla visa problema. Nes aš pilnai pritarsiu, kad demokratija, jinai labai dažnai, ypač nedidelėse grupėse, gali virsti anarchija. Arba tokiu, kaip sakant, paralysis by analysis, kai vis diskutuoji ir nieko nedarai. O vis tiek, vienu ar kitu metu kažkas turi priimti priimti sprendimą ir prisimti atsakomybę. Nieko nėra blogiau negu grupinė atsakomybė. Ir aš jau nešneku apie tai, kad praktika rodo ir ten tyrimai, kad visi nusikalstami sprendimai, kai organizacijose būna priimami, pažeidinėt ten įstatymą, schemas daryti ir panašiai, dažniausiai tai nėra žmogaus vieno, o tai yra kaip tik pasidalintos atsakomybės sprendimas. Tai aišku, čia gerantis, reikia išklausyti kitus dalykus. Bet tas žodis bosas, aš jau pastebėjau ir pačią laidą jau nesivadina, anksčiau buvo boso valanda, dabar ten ir mokymai, jau vadovo valanda, kaip pasakyti, aišku, mes galim turėti vidinės nuomonės, bet prie rinkos irgi reikia taikyti. Aš to pasakysiu, kodėl taip yra. Ir manęs dažnai žmonės klausdavo, kai dar buvo ir egzistavo laida boso valanda, kodėl aš ją pavadinau boso valanda, kaip ir knygą irgi pavadinau boso valanda. Ir man atrodo, aš iš pradžių tą pati mintis buvo ironiška. Aš kaip tik norėjau kalbinti žmonės apie tai, kad parodyti auditorijai, kad galima pasiekti išskirtinių rezultatų, nebūnant tuo blogoju bosu arba kvailuoju bosu, sakykime tai. Tas, kuris nesugeba elgtis taip, kaip reikia, tada, kada reikia, o elgesi taip, kaip jam gaunasi. Bet ilgainiui tai virto brandų ir virto tam tikra ir pozicija. Ir man buvo ne visai negėda ir nebaisu kalbėti būtent apie bosą. Tačiau natūraliai atsitiko kitas dalykas visiškai. Tiesiog atsitiko taip, kad mes sutraukėm tą laidą dėl priežasčių paprastų 5 minučių, kiek galima. Ir po to mes perėjom visiškai aišku pozicionavimą, vėlgi čia kalbant apie verslą, kadangi tavo laida yra nuo amato prie verslo, tai yra pozicionavimo klausimas. Reiškia, mes labai aiškiai supozicionavom save vadovavimo kaip profesijos, kompetencijos ūkdymo srityje. Ir per tą dalyką ten tada ir varom. Bet aš net nepagalvojau iš tiesų, kad tai gali skambėti kaip tam tikras atsitraukimas, tarsi išsigandimas to žodžio bosas ir perėjimas prie tokio labiau priimtino tarsi vadovo. Bet aš turėjau savo laiku bosą. Ir tai buvo mano, turbūt, drįsčiau sakyti, ir gyvenimo, ne tik vadybos, bet ir gyvenimo didysis mokytojas iš didžiosios D raidės. Ir aš jam beje paskyriau irgi tą knygą boso valanda, kurią mes su keliais bendraautoriais padarėm. Tai buvo N1 grupės savininkas Hubertas Grušnys. Ir aš pas jį dirbau 7 metus ir aš netgi formuluoju, tai aš dirbau pas jį. Kas irgi mūsų kalboje nėra taip įprasta. Tarkim, anglų kalboje tai yra normalu sakyti working for ir asmenį įvardinti, reiškia. Bet aš taip ir jaučiausi, aš dirbu jam. Ir per tai aš mokiausi. Bet jis turėjo mailą, kuris vadinasi boss, eta ir taip toliau, nes savų galų nereiškia. Ir tas buvo toksai būtent taip. Ir taip, daugelis žmonių jis atrodė toks labai kategoriškas, labai griežtas, labai, reiškia, karštas ir panašiai. Bet to pačiu metu jisai buvo labai drąsus ir labai ryžtingas ir daug dalykų darė pirmas, ne tik tai Lietuvoje, daugelį kitų vietų. Ir čia turbūt yra tas momentas, kad aš manau, kad kiekviename lyderyje, iš atveju išpaudosiu žodį lyderis, turėdamas galvoje tą, kuris inicijuoja pokytį, tą, kuris siekia rezultato. Ne tą, kuris tiesiog, reiškia, gražiai elgesi su žmonėm, nes šiandien apie tai. Bet aš suprantu lyderį kaip tą, kuris inicijuoja tobulėjimą, inicijuoja pagerėjimą organizacijoje, jame turi būti bosas. Jame turi būti menedžeris, jame turi būti žmogus, kuris žino, kaip darosi dalykai ir tą daro. Ir man atrodo, kad mes kartais perdėm atskirinėjame tas savokas, kaip lyderis, atskirinėjame nuo vadovo. Šiandien šiuolaikinėje aplinkoje, kur viskas taip greitai keičiasi ir tai viskas priklauso nuo žmonių, nes kuo toliau, tuo labiau priklauso nuo žmonių iš principo, jų įtaka, nepaisant automatizacijos, robotizacijos ir viso kito, yra milžiniška, nedidėja. Tai kuo labiau priklauso, tuo mažiau vadovai turi prabangą nebūti lyderiais.
Bet dažnai gali būti taip netgi, kad tam tikra jungiamoji grandis tarp šito, reiškia, vadovo tapimo geru lyderiu, kuris sugeba sugeneruoti pokytį, yra tam tikras bosiškumas, tam tikras ryžtingumas, stuburo turėjimas, sakykime taip. Ir va tada galbūt tai yra tai, kas sukuria tą, arba kaip mozaika sudėlioja tą žmogų, kuris iš tiesų yra gebantis padaryti taip, kad organizacija pereitų visai kitą lygą arba išgyventų krizę ir išgyventų ją gerai ir panašiai. Tai manau, kad čia nereikia bijoti žodžių, greičiau reikėtų žiūrėti, kas tos žodžius nešioja, kas nešiojantis tą žodį kaip savo leiblą, kaip jis elgesi. O ne pats žodis. Tai va. Vėlgi mes šnekam apie tos, kad labai reikia prisimti tą atsakomybę, jausti savininko tą ownership ir panašiai. Tai jeigu mes norim iš žmonių to ownership ir netgi pas Buffettą atrenkant vadovus, yra ten keletas labai svarbių principų, į ką jisai žiūri. Tai vienas iš jų yra savininko mąstymas. Tai jeigu bosas kilęs iš savininko, tai tame yra geras, ne tai, kad geras ar blogas žodis, bet tai pats žodis savyje neturi nieko blogo ir nereikia persistengti, ypač kaip būna socialiniuose tinkluose kada ten rugsėjo kažkelintą 16 ar 18 Spalio 16. Spalio 16 dieną, kai yra šita boso diena, kai dabar anksčiau visi džiaugdavosi, kaip jos ten kolektyvas pasveikino, tai dabar visi kaip čia manęs nesveikinkit, aš ne bosas, aš lyderis, mes čia visi komanda ir panašiai. Bet kažkas vis tiek kažkurio metu turi pasakyti, chebra, rytoj 9 ar ten 8 valandą į darbą ir jeigu tu pavėlavai, tai perspėjimas ir sekančią dieną lėksi iš darbo ir panašiai. Kaip ten bebūtų, bet ten man tekia girdėti tą frazę ne kartą, kad business is not a popularity contest. Vienaip ar kitaip. Vadovas, jeigu jisai labai populiarus ir visiems tinka, kažką daro negerai. Absoliučiai. Ir čia netgi baisu yra, netgi tai yra, žinai, kažkuria prasme tai yra trukdis. Ir labai rimtas trukdys, jeigu vadovas ateina į darbą su lūkesčiu, kad jis bus mėgiamas. Gali būti, kad yra situacijų, kada tai yra priemonė, kad norint pasiekti rezultatą reikia būti mėgiamu, tačiau norėti būti mėgiamu, tai jau yra savo asmeninių psichologinių problemų sprendimas, kitų žmonių sąskaita, žinai. Ir dar vienas dalykas, man noriu atkreipti dėmesį, žiūrėk, o tu paminėjai tos socialinių tinklų, tos postus, jiegi darbo metu eina tie postai, ne? Aha. Tai, ta prasme, tai ką tie žmonės ten daro tą darbo dieną? Kad jie turi laiko rašinėti apie tai, kad jie, reiškia, nėra bosai, o yra lyderiai. Tai, ką jie daro? Užsiiminėja kuo? PR-ų? Fine, jeigu jie daro PR-ą. Bet man toks įspūdis, kad jie tiesiog užpildo laiką, per kurį galėtų nueiti ir padaryti dalykus, dėl kurių organizacijai bus geriau. Man vienas geriausių tokių pavyzdžių, ir aš labai dažnai pas save per darbą su klientais šneku, įrodau tą pavyzdį. Jau čia senoki tyrimai, bet aš jau, kadangi senoki, tai nebeprisiminsiu šaltinio, bet, žinai, tyrimai rodo, aš tokia frazė, žinai, tyrimai rodo, Britų mokslininkai nustatė. Tyrimai rodo, kad jeigu žmogus jaučiasi gerai darbo vietoje, jis dirba gerai. Tačiau yra tiek pat tyrimų, kurie rodo, kad jeigu žmogus dirba gerai, jisai jaučiasi gerai. Tai dabar klausimas yra tam vadovui užduodantis savo, tai kuo aš turėčiau, kas turėtų būti prioritetas? Kaip aš galiu, reiškia, padaryti, kad tas žmogus, būdamas organizacijoje, sukurtų didžiausią pridėtinę vertę? Ar aš turiu rūpintis, kad jisai jaustųsi gerai, ar kad dirbtų gerai ir tada jaustųsi gerai? Kam aš galiu turėti daugiausiai įtakos? Tam, kaip jisai jaučiasi, turi įtakos daugybė faktorių, kurie yra ir už darbo ribų,
kurie yra socialiniai, geopolitiniai šiandien ir kas tik nori, pandemijos ir šeimos ir jausmai, ir skyrybos, ir vaikai, ir lygos, ir kas tik nori. Vat kas formuoja. Ir metų laikai, vasara, saulė. Ir metų laikai, ir rytoj visi bus nelaimingi darbe, dėl to, kad šiandien, reiškia, kadangi, nesvarbu, kada žmonės klausys šitą mūsų pokalbį, bet šiandien yra tragiška diena. Lietuvių krepšinio rinktinė nepateko į ketvirtfinalį. Ir dėl to, reiškia, turės kovoti dėl olimpiados. Tai reiškia, yra bus žmonių rytoj, kurie ateis į darbą ir bus blogos nuotaikos. Ir gal net ir dar blogiau, kaip nors prastai jausis dėl to, kad kažkaip, reiškia, pradėjo savo skausmą malšinti nuo pietų vienokiais ir kitokiais preparatais. Žuvim apsinuodis. Žuvim apsinuodis, taip, jo, šitą, arba ledukais viskyje, žinai. Tai, tai formuoja tai, kaip žmogus jaučiasi. Žinoma, darbas turi milžinišką įtaką tam, kaip jis jaučiasi. Tačiau aš kaip vadovas, kam aš turiu daugiausiai įtakos? Aš daugiausiai įtakos turiu tam, kaip mano žmogus performina. Kaip mano žmogus sekasi dirbti. Senukas gerukas Peter F. Drucker, jis sakė paprastą dalyką, ką mes visi žinome. Vadovo funkcija – šalinti trukdžius darbuotojui pasiekti jam skirtus tikslus, jam iškeltus tikslus. Aiškiai, jeigu aš kaip vadovas užsiimu tuo, ko aš turiu užsiimti, šalinu trukdžius tam, kad mano darbuotojui paeitų, tam, kad jam sektųsi padaryti tai, ką jisai turi padaryti, tai aš jam padedu tai padaryti, jis kai pasiekia, jis jaučiasi gerai. Aišku, aš turiu reiškia, padaryti savo darbą ir įvertindamas jį už tai, kad jis gerai pasiekė. Ir ne tik tai pinigais, bet ir įvertinimo emocinių ir psichologinių įvertinimų. Bet tai yra irgi mano darbas. Ir jeigu aš dirbu savo darbą, tai man šiaip dzin, kaip aš vadinuosi. Man svarbu, kad mano žmonės padaro tai, ko jie atėjo į darbą. Ir šiaip jau vadovo darbas, vėlgi, ne tik, reiškia, padėti žmonėms pasiekti tos tikslus, bet apskritai, vadovo darbas yra pasiekti jam iškeltus tikslus. Jeigu ir tas dalykas, vėlgi, kaip ir jeigu vadovo darbas pasiekti tikslus, jam iškeltus tikslus, tai komandos įsitraukimas, motyvacija ar buvimas patenkintais yra tik tai tam tikra būtina sąlyga, bet ne tikslas. Taip, svarbi sąlyga, kaip ir apskritai, kai ten pradeda pasakot, kad mūsų įmonės tikslas yra patenkinti klientus ir taip toliau, sakau, baigtų tą smegenų plovimą, jeigu tu užsiemi, tavo tikslas yra bet kas kito, o ne uždirbti pinigų dabar ir ateityje, tu nesi verslas. Pagal apibrėžimą. Jeigu tu esi verslas, tai tavo tikslas yra sukurti pridėtinę vertę ir uždirbti pinigus, taip, po to teisingai išdalinti, sąlyginai teisingai, bet išdalinti tą sukurtą pridėtinę vertę. Pirmiausiai akcininkam, komandai ir patenkinti darbuotojai vėlgi yra ir patenkinti klientai aplinka yra būtina sąlyga, bet ne tikslas. Okay. Čia įdomus dalykas yra tai, kad ir aš čia nenoriu kabinėtis prie savokų ir kaip verslininkas irgi aš sutinku su tavo verslo apibrėžimu. Ir jeigu mes kalbame apie verslą, taip, tai turi būti veikla, kuri generuoja pridėtinę vertę, kurią galima būtų išreikšti, pamatuoti pinigais. Tačiau man artimesnis suvokimas yra, man asmeniškai, aš galvoju ne tik apie verslą, aš galvoju apie organizacijas apskritai. Tai yra organizacijos, kurios nesiekia pelningumo ir jos nėra verslas, sutinku. Jos nėra verslas. Jos gali būti sėkmingos, fantastiškai efektyvios, gerai veikiančios organizacijos, nes jos pasiekia savo tikslus. Ir jeigu tai tikslas yra pelningumas, pelnas, tai yra verslas. Jeigu tikslas yra ten kažkas kito, socialinė gerovė, tai yra kitas dalykas, bet ir viena ir kita organizacija, tam, kad jinai atliktų savo funkciją, jinai turi, tam, kad jinai egzistuotų iš principo, jinai iš esmės turi atlikti savo funkciją. Ir kas yra šitoje vietoje, žinai, mes daugelis teoretikų dažnai, kaip čia, pažadina tą mūsų šiek tiek užsimiršimą, tu irgi kažkaip prasme, žinai, žadini. Tu sakai, hebra, nepamirškit, kad jeigu jūs darot verslas, tai jūsų reikalas yra generuoti pelną. Because kitu atveju tai yra arba ne verslas, arba nesveikas verslas. Jeigu jūs negeneruoja. Bet aš kurioje vietą užsikabinau. O aš žinok vis tiek, aš tikiu nuoširdžiai, kad kiekviena organizacija egzistuoja tol, kol sprendžia kliento problemą. Bet tai yra būtina sąlyga. Sutinku. Ir čia yra dažnai būna šitą vietą kaip tik ir būna susipainioję. Žmonės sąlygą pateikia kaip tikslą, o tikslą pateikia kaip sąlygą ir susimaišo. Bet aš manau, kad tai yra laisvas pasirinkimas arba, reiškia, nuspręsti,
kas yra tavo tikslas. Ar pelnas, ar, pavyzdžiui, klientos problemos sprendimas. Ar, pavyzdžiui, darbuotojo, reiškia, laimingumas ar whatever. Čia tavo sprendimas. Bet klausimas yra, ar tas sprendimas tave veda prie galutinės tos vertės, kurią tu nori sukurti, ar neveda. Jeigu tu pasirinkai tikslu, kad tavo darbuotojai būtų laimingi, kad tai yra tavo tikslas, tikimybė, kad tu sukursi maksimalią galimą pridėtinę vertę šitą organizaciją, kuo jinai bebūtų matuojama ta pridėtinė vertė, yra maža. Ta prasme, maža tikimybė tiesiog. Dėl to klausimas yra strateginio tikslo pasirinkimas, ir va čia yra, apibrėžtis veiklos, kas tai yra. Tai aš manau, kad taip, jeigu verslas, tai pelnas, nėra klausimų. Jo, jau labiau, kad anglų kalboje tai yra ne labai dažnai sutinkamas terminas, yra for profit organizations ir for purpose. Jos nėra dabar, kad dėl non-profit. Dabar dažniau netgi būna, tos būtent dėl kažkokios prasmės, dėl tikslo tas. Vat būtent, kai tavo tikslas yra ne pinigai ir tai gali būti daug įvairiausių organizacijų ir man irgi tenka dirbti su kai kuriom iš jų ir tikrai jos nėra orientuotos į pelną, jos yra orientuotos į kitus dalykus ir gali būti labai efektyvios, bet tada tai nėra verslas, kaip sakant, pagal apibrėžimą. Taip. Kaip sakant, jeigu yra 4 ratai, tai jau ne motociklas. Bent jau ne dviratis, tai tikrai. Taip. Tai čia tie dalykai, yra tam tikri apibrėžimai. Bet pačio nuomonė, kodėl, kas atsitiko, kad taip daugelis vadovų nuėjo į tą, bosas blogai, aš čia lyderis ar panašiai. Ar tai yra dėl to, kad visi dabar norim visiems įtikti, nors kas ten sakė, aš ne doleris, kad visiems patikčiau, bet ar tai yra tiesiog vadovų kompetencijų nebuvimas, ar tai charakterio minkštumas, ar tai... Jo, aš suprantu, ko tu klausi, žinai, aš mačiau labai efektyvių, švelnių ir labai geranoriškų vadovų, kurie, nepaisant to, kad jie yra geranoriški, švelnus arba šilti, jaukus tokie, jie turi tą savybę, kad jie nenusiramina, kol negauna rezultatų. Tačiau tą rezultatą jie gauna būdų, kuris yra draugiškas, geranoriškas, bet jie nenusiramina, kol negauna rezultatų. Jie labai reiklus yra. Nors kiti pasakys, kad jie labai minkšti. Aš manau, kad tas visas nuėjimas į tokį, aišku, kad tai yra susijęs su daugybė faktorių, bet vienas iš jų yra mano kolegė Nomeda Marazienė labai dažnai naudoja frazę tokia feel goodizmas. Žinai, reiškia, kada, iš esmės visas mūsų šiuolaikinis pasaulis, jis yra pastatytas ant tam tikro dopamino, sėdė ant dopamino adatos visi. Ir problema yra ta, kad tas dopaminas, tai yra tas malonumo hormonas, reiškia, jisai labai lengvai pasiekiamas. Tai dar lengvai niekada taip nebuvo. Tai yra, tu nori, reiškia, kad tau pagerėtų, nuėjai suvalgė šokoladuką. Tau nereikia dėl to užmušti mamutą, kad gautum šokoladuką. Tau užtenka atsidaryti spintelę. Daugelio atveju, žinai. Ar ten įsijungti socialinius tinklus, ar kažką kito. O kaip ir visi šitie euforiniai hormonai, arba hormonai, kurie, reiškia, reguliuoja mūsų emocinę būseną ir psichinę sveikatą, jie yra tarsi, kaip jokai sako, narkotinio pobūdžio. Kuo daugiau gauni, tuo daugiau norisi. Daugiau reikia. Ir tada tas pradeda lipti per ribas. Man toks atrodo, kad taip yra. Lipa per kraštus, norėjimas jo vis daugiau. Ir kada tu patiri stresą, spaudimą, kada tau reikia priimti sprendimą, kuris yra sudėtingas, psichologiškai sudėtingas, emociškai sudėtingas, tu patiri stresą. Kas tikrai tavyje nesugeneruoja, reiškia, dopamino. Ir tau neramu, ir tau blogai, o tu nori, kad tau būtų gerai. O vadovo darbas, kaip žinia, jis yra, jisai be abejo, jis yra kupinas streso. Gero streso, blogo streso, visokio streso, bet iš esmės jis yra sunkus darbas emociškai. Ir čia atsiranda taip, kad labai lengva yra, kada visi iš tavęs tikisi, kad tu būsi reiklus, griežtas, kietas, ten taip toliau, o tu staiga ateini ir jis toks fainas ir fainas. Kalėdų senelis. Ir žmonės tave mėgsta. Ir tu vėl gauni dopamino. Ir tai paskui tampa kaip epidemija, man supratimu.
Tai aš galvoju, kad todėl labai svarbu yra, pavyzdžiui, organizacijos, akcininko vaidmuo, tai kas tu irgi darai, dirbi su akcininkais, pavyzdžiui, valdybų vaidmuo, to paties kliento reiklumas. Žinai, kada klientas yra nereiklus arba pasitenkina, žinai, bet kuo, dėl to, kad nesugeba nupirkti arba išsireikalauti. Ir tai visas tai, jeigu valdyba neišsugeba išsireikalauti iš vadovo, tai ko reikia. Jeigu leidžia, pavyzdžiui, prastai dirbančiam vadovui ir toliau prastai dirbti. Jeigu jis dar šalia to yra akcininkas, tai jis pats savo leidžia, bet tai čia tada jo rizika, reiškia, viskas tvarko, jis tai daro savo sąskaitą. Ne tik rizika, bet ir jo atsakomybė. Taip. Be abejo, ir jis tai daro už savo pinigus. Jis nusprendė taip išleisti savo pinigus, tai yra leisti savo būti blogų vadovų. Kitais žmogus nusipirks, kitas namą pastatys, trečias nuvažiuos atostogauti, o tas leidžia savo, reiškia, švaistyti babkės blogai dirbdamas. Ką padarys? Bet tai paskui ir gaunasi, kad mes, kadangi esam per mažai reiklus tam, kas turi gautis, kodėl per mažai reiklus? Nes reiklumas yra stresinė būsena. Nes jinai sukuria kortizolį, nes tai išskiria kitus visai cheminius elementus, kurie nesuteikia malonumų žmogui. Ir taip mes pabiškai einam prie to plyzinimo. Aišku, čia yra, jau giliai psichologijos nelysėm, nes tai pas iš principos plyzinimas arba buvim norėjimas patikti, norėjimas, kad tave visi mėgtų, tasai reiškia agreeableness, kaip sakoma, tai yra jau ten gilios šaknys, tam yra rimtos psichologinės traumos, dėl to, reiškia, tai to. Mes dėja, reiškia, arba galbūt, ačiū Dievui, verslas nėra gydymo įstaiga, gali būti gydymo įstaiga, bet ne kiekvienas verslas yra gydymo įstaiga, kaip žinia. Ir dažniausiai tie, kurie dirba, tai nėra tie, kuriuos gydo. Taip, būtent. Ir turbūt nereikėtų to užsiminėti verslų iš principo. Taip. Jau blogiausiu atveju tada klientus tada gydyti, o ne darbuotojus, reiškia. Tai aš manau, kad čia toks turbūt kompleksinis dalykas, kada yra šiek tapo per sunku daugeliu žmonių, per sunku būti reikliu, per sunku eiti į konfliktinę situaciją. Ir aš manau, kad tai yra, ir ne visiems, aišku, yra kiti žmonės, yra kur visiškai, reiškia, ribinė situacija, kur žmonės tik to ir užsiminėja, reiškia, kaip mes sakom, kai sakom, reiškia, ežiukas paukštis išdidus, kol nepaspiri, tol neskrenda, tai reiškia, yra vadovų, kurie galvoja, kad jų darbas spardyti ežiukus. Tai yra kitas kraštutinumas, kur yra vėlgi... Ir kur būna tas visą laiką, kodėl be kepurės. Jo, visada kodėl be kepurės. Tai čia visiškai kita lyga. Bet ir viena, ir kita, mano supratimu, yra pasiekmė to, kad vadovai nesuvokia arba nenori suvokti savo paskirties organizacijų. Tose, kam tu ten esi? Tu esi ne tam, kad kažkam spardytum į užpakalį arba daužytum per kepurę. Tu esi ne tam, kad visi tave mėgtų. Tu esi tam, kad vertės būtų daugiau. Tu esi tam, kad tu pasiektum tai, kas buvo sugalvota pasiekti. O tam tu esi. Ir čia yra profesionalumas. Čia jau yra kompetencija. Tas suvokimas, mano supratimu, tai yra kompetencija. Ir tam reikia skirti laiko. Ir, pavyzdžiui, būna dažnai mūsų softininkų pasaulyje. Sako, mūsų vadovai neduoda grįžtamojo ryšio darbuotojams. Reikia išmokyti juos duoti grįžtamojo ryšio darbuotojams. Ne. Juos reikia išmokti, suprasti, kad tu norėdamas turėti gerą komandą, efektyviai veikiančią komandą, tu privalai duoti grįžtamąjį ryšį. Tai jeigu supranti, kad tavo darbas yra užtikrinti, kad pas tave būtų efektyviai veikianti komanda, tada tu eisi ir duosi tą grįžtamąjį ryšį. Tu gali išmokti duoti tą grįžtamąjį ryšį fantastiškai, bet jeigu tu nesupranti, kad tai yra darbo priemonė... Ir kam jinai reikalinga? Kam jinai reikalinga, tu jis netaikysi. Tai kaip kastuvas stovi, tu nežinai, ką su juo daryti. Kam jis reikalingas? Tai tu jo neimsi į rankas. Paimsi kartais paviniosi ir vėl padės atgal. Arba manai, kad čia ne tavo įrankis irgi tu neimsi. Visiškai, absoliučiai. Ir va čia dar mes papildant, gal žinai, čia irgi man labai patiko Jocko Willingas yra toksai. Jocko Willingas, Extreme Ownership. Ownership. Exactly. Ir aš tai norėjau pasakyti, žinai, jisai pasakęs fantastiškai teisingą frazę. Žmonės nesprendžia problemų, kurių neaunina, kurių nepasiima. Tai ką tai reiškia? Tas, kuris yra bosas, jisai pasiima problemą ir jis ją sprendžia. Kitas, kaip tu sakei, nežino, kad įrankis yra jo įrankis. Jis jo neįims į rankas. Jeigu aš galvoju, kad, pavyzdžiui, kliento pasitenkinimas yra ne mano problema, aš nespręsiu šios problemos. Jeigu aš galvoju, kad pelningumas organizacijos yra ne mano problema, aš nespręsiu tos problemos. Jeigu aš galvoju, kad, nežinau, ten reiškia efektyvumas
arba lėšų švaistymas, arba priemonių švaistymas yra ne mano problema, aš jos nespręsiu. Aš galvosiu, kad nieko negali su to padaryti. Taip. Tai va čia yra ownerio mąstymas, apie kurį tu minėjai iš Buffetto, ir tai yra turbūt tai, be ko geras vadovas negali būti gerų vadovų. Be šito ownershipo. Ir jeigu mes jį versdami žodį boss kaip savininkas, kaip šeimininkas, reiškia, eliminuosime iš vaidmens paties vadovo, mes neturėsime vadovo. Drąsiai galim pasakyti smulkaus ir vidutinio verslo savininkam, kurie yra šeimininkai, kad nebijokit būti bosais, nes jūs esate šeimininkai ir laiks nuo laiko reikia pabūti. Aišku, kadangi jūs šeimininkai, kaip jau Saulius sakė, jūsų pasirinkimas. Jeigu jūs norit, kad jūs darbuotojai mylėtų ir jūs tenkina tą ne pati geriausia grąža, na kaip, tai yra jūsų pasirinkimas. Nors iš kitos pusės net tie patys, kurie kalba apie, kad bosas blogas ir panašiai, čia dažniausiai arba kokioj konferencijoje, bet ne nuo scenos, bet gyvai, kai išneki ar socialiniuose tinkluose, jie dažnai pateikia pavyzdžius kaip labai gerus lyderius, tą patį Eloną Muską ar Steve'ą Jobs ar panašiai, bet kai pasižiūri, kaip jie dirba, tie, kas artimai su jais dirbo, tai tikrai nebuvo balti ir pūkuoti žmonės. Ir tas pats Muskas, kur ten, kai dar visi sėdėjom, dirbom iš namų, pasakė, jeigu nori dirbti iš namų, tai dirbi ne Teslai. Nes Teslai visi turi būti ten panašiai. Ir toks labai nepopuliarus, reiškia, sprendimas, bet mes jos laikom, arba Jobsas irgi, kai pasiskaitai ten jo bendra žygių prisiminimus, tikrai nebuvo lengvas ir ten galėdavo labai aštriai. Jis darydavo baisius dalykus, taip, faktas, vienareikšmiai, taip. Bet nepersistinkim, aš tikrai manau, kad sugrąžinkime savininkiškumą kaip būtiną sąlygą būti efektyvių vadovų. Simbolis savininkiškumo ženklas yra žodis boss, taip jau susiklostai. Ir tikrai manau, kad taip, tik tai nebūkime bossy. Būkime bossais, bet nebūkime bossy. Bossy tai yra tada, kada tu jau elgiesi kaip ožys. Ir kai tu neorientuoji į rezultatą ir į norimą, reiškia, į outcome, kurio tu turėtum siekti, o į savo ego patenkinimą, tai elgiesi kaip ožys. Tai nebūkim bossy. Tai apibendrinant, vieną mintį, kurią galbūt daug čia pašnekėjom, bet ką išsinešt, ar dar galim papildyti prie to, ką tik pasakėm, kad būkit šeimininkais, ar dar kažką? Manau, kad dar turbūt svarbus, man norisi pagal užbaigiant jo, aš pabrėžčiau tą, ką pasakiau prieš akimirką, kad nebūkime bossy, būkime bossais, nebijokim būti bossais, bet dar norisi pabrėžti tokį daiktą. Nebijokit žodžių. Nereikia bijoti žodžių. Žmonės verčia žodį problemą, žodžių iššūkis. Žmonės verčia, reiškia, reiklumą kažkuo ten, nežinau, kažkuo tai. Tiesa, nereikia bijoti žodžių. Esmė ne žodis šiuo atveju. Taip, žodžiai turi reikšmės, bet esmė yra ne žodis, o tai, ką mes savo elgesiu, kaip mes tą žodį realizuojam, kaip tą ženklą ir simbolį realizuojam savo elgesiu. Ir jeigu tu esi orientuotas į rezultatą, jeigu nori padaryti, kad būtų gerai, ta prasme, gerai būtų sukurta ta vertė, dėl kurios tu vaikštai, nesvarbu, kaip tu vadinsis. Ir aš vis daugiau sutinku, žinai, kas tam, vis daugiau sutinku žmonių, kurie nebeturi pavadinimo iš viso. Yra vardas pavardė ir jis neturi ten, nei generalinis direktorius, nei CEO, nei ten chief kažkas, tai tiesiog nėra pavadinimo. Ir aš galvoju, kad tai irgi kažkas įdomaus šitoje vietoje galbūt. Tai klausimas yra tiesiog, ką tu ten veiki, o ne kaip tu vadinėsi. Bet tas, ką tu ten veiki, irgi yra labai svarbu. Tai gerai, yra žmonės, tie, kurie, nežinau, gal kai kurie klausytojai irgi dar nežino, arba nelabai į Google moka įvesti, kaip jie galėtų surasti Saulių Jovaišą.
Be abejo, paprasčiausias būdas, kaip jūs sakėjai, Google, bet yra tinklapis vadovavimas.lt, ten yra tai, ką yra projektai, kuriuos mes darom, organizuojam ir dabar artėja projektas, kurį pasižiūrėsit, aš nesinaudosiu Neriaus platformą reklamą. Galima pasinaudoti. Bet kuriuo atveju tikrai rasite vadovavimas.lt visą įmanomą informaciją, mes darom, kas įmanoma, ką aš galiu ir kada gali daryti mūsų komanda ir tie lektoriai, kuriuos mes kviečiame. Dabar, pavyzdžiui, 16 lektorių, kurie ves dalyvius per krizių valdymą. Ir mes sakome, kad mes norim padėti žmonėms išmokti, pamatyti vidinės organizacijos krizės ir žinoti, ką su jom veikti. Tai ten geriausia mane rasti, arba tiesiog suvedus vardą pavardę LinkedIn, kas irgi yra visada gerai. Ir aš labai dėkoju Neriui už galimybę. Ne tik tai pasireklamuoti, bet ir fainai pasišnekėti. Labai ačiū, Sauliau, už įžvalgas. Tikrai buvo labai smagu, labai malonu. Ir aišku, smagu ir tai, kad mūsų nuomonės dėl žodžio bosas ir dėl žodžio problema ar panašius žodžius sutampa. Smagu buvo pasišnekėti. Dėkui už surastą laiką. Ačiū. Ir tikiuosi ir klausytojams patiko ir su klausytojais susiklausysime ateinančiose laidose. Ačiū. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!